Labadiena. Šiandien mama Agnė klausė, ar galima vaikus girti. Tiesiog šiek tiek paaiškinu, norėčiau pasakyti, kad jos klausimas yra labai konkretus. Ji perskaitė, kad ne visada galima ir rekomenduojama vaikui sakyti žodį šaunuolis. Ir paklausė mano nuomonės, ką aš apie tai manau. Tai, iš tiesų, dabar visuomenėje gan paplitusi nuomonė, kad mes turime girti vaiką. Ir taip iš tiesų mes vaiką turime girti, mes turime jo džiaugtis, mes turime jį mylėti. Bet ko mes siekiame girdami vaikus? Mes siekiame, kad vaikas gerai jaustųsi, kad jis pasitikėtų savimi, kad jis, kad vyktų tas įgalinimo procesas, ar ne? Kai vaikas supranta, kad, jis yra puikus žmogus. Bet iš tiesų mokslininkai kuo toliau, tuo labiau pastebi, kad abstraktūs pagirimai nėra labai, sveikintini. Tyrimas buvo atliktas su keliom grupėm vaikų ir jiems buvo duota dėlionės. Ir vienai grupiai nuolat sakė šaunuoliai, šaunuoliai kiekvieną kartą, kai tik jie kažką sudėliodavo, o kita grupė įvardindavo veiksmą, taip tarsi pasidžiaugdami to veiksmu. Pavyzdžiui, puiku radai šitą detalę. Tavo draugui patiko, jog tu jam padėjai rasti tinkamą detalę ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Daugiau įvardindavo veiksmą ir, kas buvo atlikta, taip tarsi šiek tiek suponuodami, koks elgesys yra tinkamas, o koks ne, bet, nesakydavo kiekvieną progą šaunuolis. Ir vėliau po kelių savaičių vėl buvo atneštos dėlionės, šiek tiek sudėtingesnės. Ir buvo norėta pažiūrėti, ar vaikai, lygiai su tokiu pačiu entuziazmu puls prie jų, nes atrodė, jeigu mes sakome šaunuolis, šaunuolis, puikumėlis, tu nuostabus, vaikas kaip ir norėtų jų imtis, bet vaikai pamatė, kad dėlionės yra sudėtingesnės, ne taip drąsiai prie jų ėjo. Tuo tarpu kitoje grupėje vaikai lygiai taip pat kaip ir pirmą kartą drąsiai ėmėsi dėlioti dėliones ir jas sudėliojo. Mokslininkam kilo klausimas, kodėl taip atsitiko. Prasidėjo daugiau tyrimų. Ir iš tiesų buvo atkreiptas dėmesys, kad, tas abstraktus pagirimas šaunuolis tiesiog moko vaiką elgtis taip, kaip norime mes. Jam nereikia mąstyti. Bežiau, šaunuolis, vadinasi gerai. Ne šaunuolis, tai taip nedarau, ar ne? Ir tokiu būdu mes tarsi neįsigiliname į vaiko emocinę būseną, bet tuo pačiu didiname jo priklausomybę nuo mūsų nuomonės, nuo to, ką mes pasakysime ir kokia bus mūsų reakcija į vieną ar kitą vaiko elgesį ir veiksmą. Ir iš tiesų, toks mūsų tam tikra prasme manipuliavimas vaiko veiksmais atima iš jo džiaugsmą pačiu procesu. Jis nebe taip džiaugiasi procesu, nes jam svarbiausia greitai padaryti, atbėgti ir šaunuolis. Ir vėl bėga greitai padaryti, kad atbėgtų ir sugautų to įvertinimo. Aišku, negalima taip, vienareikšmiškai teigti, kad jau nebegalime sakyti vaikui šaunuolis, bet aš patarčiau, pavyzdžiui, įvertinti, ką jūs pastebėjote. Ir net neįvertinti, o įvardinti daugiau. Aš matau, kad tavo drugelio sparnai labai spalvingi, ar ne? Arba, žinai, man labai malonu, kad šiandien tu užsisegei striukę pats. Taip mes perduosime savo, vertybės, savo pasaulio supratimą vaikams, bet nepirždami jiems, o subtiliai paaiškindami. Ir taip jie auginsis
savo nuomonę, jie auginsis savo vertybinį stuburą. Ir, na, mes dažnai savęs klausėme, ar ne, kodėl mes taip bijome, kad būsime neįvertinti, kodėl mes taip bijome, kad iš mūsų pasityčios ir mus pajuoks. Dėl to, kad jeigu pagirimai buvo abstraktus, mes taip ir niekada nesupratome, taigi kodėl mes esame vertinami. Ką mes padarėme tinkamai. Ir iš tos baimės vėliau ir atsiranda baimė veikti. Nes, o jeigu man nepavyks, aš tada nebebūsiu šaunuolis? Ne? Ką pagalvos kiti? Kodėl taip dažnai sakoma, ką kaimynė pagalvos, ką babytė pagalvos, kai tu šitoks ten nueisi apsirengęs, ar ne? Mums yra svarbu klausytis, ką sako vaikai. Ir nes mūsų pagrindinis tikslas juk yra tas, kad vaikas būtų kūrybingas, kad jis būtų savarankiškas, kad jis mąstytų kritiškai. Ir dėl to mes turime skatinti jį elgtis savarankiškai priimti sprendimus ir nelaukti mūsų įvertinimų, mūsų pritarimų kiekviename žingsnėje. Dėl to yra labai svarbu, skirti dėmesio vaikui, kai jis kažką atneša ar kažko nori pasidalinti. Jeigu neturite laiko, taip ir pasakykite, pažiūrėsiu vėliau. Tai yra tikrai geriau negu, žiūrėjimas vos ne pro šalį ar staigus žvilgsnis ir pasakymas šaunuolis. Ne? Vaikas turi išmokti savarankiškai įvertinti savo darbą ir reflektuoti. Tik taip augs savarankiškai ir kritiškai mąstanti asmenybė. Taigi, sėkmės giriant vaikus už konkretų elgesį ir stengiantis pamatyti ir įvardinti tai, ką konkrečiai jie tą padarė ir kad jie augtų nesitikėdami mūsų pritarimo kiekviename žingsnėje. Sėkmės!